Burnauta! Mano numeris paėmė? Tavo numeris kokius tavo? Nuo mašinas. Nuėmė? Rimtai nepaėmė numerio valstybinių? Kaip grįšim? Tu galvoji, kad aš debilė, jie yra gali. Aš negalvoju, aš žinau. Žiūrėk mano naują mašiną, gerai? O Dieve, nu žiūriu. Sveiki, šiandien važiuosiu pas Vygą į Kauną pirkti automobilio, tačiau pirmoji stotelė yra Lumber Room Vilnius. Tai iš tikrųjų daug apie jį nežinau, eime ir kartu pažiūrėsime. Parkingas jau sufleruoja renginio nuotaiką. Eime paieškoti pažįstamų veidų, pirmą apeisiu viską lauke ir tada jau veršiuos, žinoma, į vidų. Viena iš mano svajonių auto. Čia jau labiau mūsų šiandieninė tema. Gal ir mūsiškis atvažiuos čia pastovėti. Kaip fainai vaikiška kėdutė vidai. Sveiki. Berniukai, kolegos, apsiginklavę. Aš jis mane. Sveiki. Oi, vos nespardžiau vaiko. Nenorėjau. Taigi, sveiki atvykę į renginį, labai smagu iš čia matyti. Turime daug gražių eksponatų, daug gražių automobilių. Mano favoritas asmeninis yra šitas. Elektrinis. Pusiau. Fun fact apie šitą vietą. Tai čia yra buvusi 19 amžiuje dalgių gamykla. Pramoninis pastatas, atrodo nesveikai gerai. Kai man pasakė, kad čia yra Lumber Roomas, aš galvojau, kad čia bus lentpjūvės. Aš ir tikėjausi lentpjūvės, o ne mašinų vietos kažkokios. Jo. Tai nedaug žodžiaujam. Eikite greičiau su mumis, apžiūrėti, kokios čia nuostabios mašinos yra. Eime. Ir Armėno bolidas, kaip visada. O ką reikia bandyti? Laužtis į vidų. Šiaip labai daug žmonių, geros nuotaikos, geras oras. O, turim ir tokių eksponatų. Savo eigą turbūt atvažiavo. Jo, biškį išpratėjau. Žvaigždė, lokacijos žvaigždė. Žiūrėkit, gavau dėlionę dovanų, o dabar bandysim lipti viršų. Ten turėtų irgi geras kadras labai būti. Aš žodžiu noriu, kad čia mano vestuvės vyktų. Apžiūros baigėsi, einu dėl savo automobilio ir keliaujame į Kauną. Hello, susitikom vėl su Greta. Tai važiuojam jau nusipirkti Mano numeris paėmė? automobilio. Tavo numeris kokius tavo? Nuo mašinas. Nuėmė? Rimtai nepaėmė numerio valstybinių? Kaip grįšim? Tu galvoji, kad aš debilė, jie yra gali. Aš negalvoju, aš žinau. Tai gerai, žodžiu, tai va, tai turim valstybinius numerius, važiuojam paimti Gucci, kur apžiūrėjome praeitame epizode. Kairiau. Čia tiesiog padarė apsisukimą, kad nekirstų ištisinio linijų. Man linksma. Žodžiu, šį kartą vairuoja Greta, tai aš filmuoju, važiuojam pirkti automobilio, esam viską sutarę, sudėrėję. Kalbėjau su savininku automobilio, jeigu pamenate, toksai labai mandagus, fainas vyrukas, kur mum aprodė tą mašinėlę, tai pabendravom fainai telefonu, kol buvau oro uoste prieš skrydį ir, žodžiu, sudarėjom 3400 ir... Daugiau nusprendėm nederėti, todėl kad tai žiauriai fainas. Jo, jis palinkėjo man geros kelionės, saugaus skrydžio, pagalvojau, kad daugiau tikrai nesiderėsiu. Ir dar atsiklausėm, jeigu matėt praeitą video, buvo keletą kadrų iš jo bičiulio garažo, kaip pamenat, kitas pirkėjas liepė išimti jo kadrus, tai kadangi šitie leido ne tik mašiną, kurią filmavom, dėto dar ir iš bičiulio garažo, parodė, žodžiu, labai draugiškai bendravo, tai nusprendėm visiškai nebederėti kainos, nes Vyga tikrai savo liežuvį dar sugebėtų numušti kažkiek, bet, žinot,
Su kai kuriais žmonėm reikia tiesiog jau nebesidėjėti ir laiku sustoti ir pagarbiai. Jo, kaip šauksi, taip atsilieps. Čia labai galioja šitą taisyklę, tai žmogus labai gražiai šaukia mums, tai mes tenksimės jo irgi kuo gražesniam santykiai išlikti. Tai va, važiuojam žiūrėti mašinos, aš labai excited, nes dėsimės numerius ir važiuosim savo hodu. O važiuosime kur? O kur mes važiuosim jo? Šiandieną Vaškelis tapo driftingu Lietuvos, galim pasidžiaugti. Labai už jį ir jam bus staigmenėlė, kad ant garažo vartų ras pastatytą šitą mašiną. Aš jo net nesu įspėjęs apie tai. Tai galės. Turės ir reikia raudoną bantą užrišti, kad jis galvotų, kad čia jam. Aš bijau, kad tada gali jisai su ją elgtis taip, kaip jis elgia su kitom mašinom, nežinodamas, kad ją reikia remontuoti. Tai va, tai pradėsime nuo techninio, kad nedūmintų, kad veiktų vairo stiprintuvas ir panašiai. Tada mes su Greta išdirbsime iki galo dizainą automobilio ir jau galėsime jį pradėti realizuoti. Tai dabar pirmas spręsim techninės problemas. Pirmą nusipirksim. Važiuojam pirkti. Kažkoks mūsų atspirties taškas išvaizdai yra kaip ir tas Gucci automobilis, kurį rodėm praeitoj serijoje, bet iš tikrųjų aš pasidariau su savimi ir nusprendžiau, aš mačiau dar visokių labai tokių fainų variantų ir ta kita Gucci versija, matai, yra tokia tamsiai ruda dar. Aš manau, kad mums nebūtina atkartoti identiškai, mes galim, žinai, susirinkti viską, kas mums gražiausia. Tai šiaip žiūrėjau, va šiandien renginį mačiau, įdėsiu gražų Cadillacą irgi, tai tau siunčiau, rodžiau. Tai... Mes dar kalbėjom su Greta apie tai, kad būtų labai gražu, jeigu kažkoks lietuvis dizaineris sugalvotų, pavyzdžiui, realizuoti savo dizainą, mes jį gyvendintume. Taip, ir nereiktų daryti kažkokių Gucci ir užsienietiško, turėtume savo lietuvišką. Čia būtų labai stiprus projektas. Kadangi automobilis, manau, kad tikrai daug parodų matys ir matys fotosesijų ir pas Greta dirbs jisai jo ant kontento, kaip sakant, ir jos fotosesijose, manau, kad norės klientės išnaudoti, kad turim tokį pasiūlyti variantą. Tai kažkokio dizainerio galėtų būti geras parašas. Kalbėjau, filmuodamas tave. Bet gerai, man tai dar geriau žiūrėsis. Šitą detalę turėtų žinoti, kad remontuoja. Kas? Palauk, ateinam. Nors matau, kad ne. Kas? Ne, aš galvoju, žinai, kad tipo jos nusipoliruos pasidarys šią veidrodžiai. Bet va šitos dalis pasidarys, o šį čia, matai, taip yra korozija. Čia jau biškį. Bet korozija kažkaip turi irgi, man atrodo, įtvarkyti. Naudosim Imbrai, įsipras. Ar čia dar kažkas buvo be mūsų? Jo, reiks paklausyti, aš dar žiūrėjau. Ir verkiant reikia ratų, nes tai kalbų. Jo, čia labai įdomus projektas. Durų, manau, kad kitų neieškosime, tikrai. Susitvarkysim šitas. Aš manau, kad nuvešiu meninį lyginimą, kad viską kiek įmanoma daugiau ištiesintų, kad būtų lygus metalas ir visiem mašiną dažysim. Taip. Nu tai čia nieks turbūt nepasakys. Žiūrėjo dar kas nors be mūsų? Kaip jie čia tai nesusidomė? Nieko jie nesupranta. Nesupranta, ką praranda. Suprantat, kas yra? Tokio mašinom reikalingas pirkėjas. Jo. Čia vienas keli yra. Čia palydėk mane funkciją. Šiaip užsikūrėjai tai. Jo, aš prisimenu, jis praeitą, kad buvo užkūręs, pavažiavom biškiuką. Ne, kūrėsi nuo pultelio. Po nuotolinio? Jo. Tipo, paspaudį ir jinai jau kriokė? Gal benzin nėra? Jo, o kaip čia su kuru, nes praeitą kartą kažkaip likdais mes nelabai... Pamėdį mes sakėm, kad nerodo kiek kuro. Kaip man patinka? Atrodo, kad susilintuvas pakiaurėjo nuo praeitą kartą. Palaikyk duris, kad nestuktelčiau. Kuro, mes kaipuoja ir išlikti parvežti. Gal piksnėlė ten atvežė užpylę. Nu tai gerai, įsidėl. Parduot. Tu gitarą vairuosi. Gal vairo stuklitos kišė biškį išpil. Jo, būtų gal gerai, tos sirblių mažiau gal pagadinsim. Aš ten turiu tokio. Atsidaryt nesakau. Aš gerai, kad buvau langus susidaręs. Aš užsitrenkė. Aš dariau ir ne užsirakino.
Aš įsivaizduoju. O jeigu per šoną kaip ką tik išai bandytum, nes man čia vienintelė logika. Aš matau, kad mano numeriai yra didesni negu originalus Amerikos turbūt. Jo, Amerikos gyja tokie biški. Čia Nors pas man yra amerikiečkas modelis, amerikiečko mašinom skirtas. Bet žodžiu, būtų labai nice paimti iš garažo pas jūsų vis tiek poras atneškų galėtų būti. Jo, ir kažkaip užvainiuosim. Klausyk, čia viskas veikia. Jinai pajuto, kad jinai gauna savininką papišį. Taip, kad ją dabar mylės. Jau žiūrėjom, tai. Taip, atsiskaitimo būdas, bankinių pavedimų. Pačiai Pirkėjas, gerai. Čia tokie turėjo ne originalai, kaip sakant, būti. Čia, va, šitas buvo, šitas, man atrodo, lygtai... Jo, yra nuo vieno kaupoko trūksta, jo, mačiau. Šitas, man atrodo, irgi. Šitas va buvo čia kaip... normalus, bet jisai be veido. Snukio, to, jo. Jeigu draskysit ar ką, mažu ką, gal rasit, kad užkritus. Jisai buvo toksai jų mašinoje? Šitas buvo įdėtas čia. Aha, šitas gerai, buvo įdėtas, tai. šitas buvo bagažinė įdėtas, čia šitas iš bagažinės. Reikėtų kažkaip tą mašiną dabar atidaryti, nes jinai, žinok, užsirakino. Tai gerai, gavom dar keletą magiukų ir gavome ir užkūrę per raktelį. Galbūt per daug prikūrinėjom kartu. Nu, pabandyk. Aha, jau užrakino mašiną, numirė. Reikėtų krokodilą kokį užmest. Man nuotaikos, tai nesugadins. Nes girditas toks kai būna tak garsas, tai jau reiškia, kad sėdės. Man pažįstamas. Nu, pabandyk. Gal pasikrovė. Tiesiog niekada jos negesinsim. Šiaip netaip užsikūrėm ir išriedam. Panašu, kad užsikūrė ir automobilis. Traukiam tą pedaliuką. Jo, aš pamačiau, kad čia toks rankinėlė. Burnauta! Važiuojam? Yes! Aš iš paskos. Gerai, kaip smagu jau. Baig! Paliekam čia gitarą. Wow, aš belio kaip džiaugiuosi. Be šansų. Nasuks ratuką. Tavo pirmas emocijos pravažiavus. Jinai minkščiau negu Simakas važiuoja. Nu tai kaip, atsicėls. Tarasi garsas, žinok, iš galo, tai atrodo, kad aš neįsivaizduoju, su kuo tu čia važiuoji. Atrodo, kad čia vienas milžiniškas variklis tiesiog. Gerai, duodu tau. Jausmas panašus, žinok. Šito kosmosas garsas. Jeigu gazą paspaudi iš karpanugas. Palauk, stop. Klausimas. Nu.
O kaip man sėdynę pristrauk? Ar tiesiog ant to fotelio? Elektroninė sėdynė, atsisėsi, jinai važinėja pirmyn gal. Čia elektra. Čia jie nėra sujungta. Čia va, tai yra tarpas. Va, tu važiuosi su to foteliuku. Su kurio fotelio dalim aš jau. Ir tau rodys. Wow. Dabar žiūrėk. Lauk. Tarasi, aš nusipirku mašiną, aš net nebuvęs pavairauti. Dabar žiūrėk, čia galiu važinėti pirmyn atgal. Wow, pritraukęs. Ja. Čia radau kaip kurą, pažiūrėt, viską radau. Radai Čia yra ekranas visas, kur rodo momentalios kuros sąnaudas, kiek liko range'o. Va čia įsisėgi. Gerai. Dabar, taip, čia bėgis virtis. Gerai. Jis save patraukė į R. O, atbulinis. Man bišvais. Tau nebaisu? Ne, atsitraukiu dar sėdynę atgal. Žodžiu, kas... supranti, jinai įstovėjo mašiną, su ja reikia kuo daugiau važiuoti. Aš pradėjau važiuoti... Kalbinai! Aš su ja pradėjau važiuoti, neveikia posūkiai. Paskui pradėjo veikti tik į kairę, į dešinę neveikia. Dabar jau veikia ir į kairę, ir į dešinę. Jeigu aš tau norėjau, žinok, aš žiūriu važiuodama iš paskui tavęs ir aš tau norėjau sakyti, kad posūkiai, tai ką aš matau galia už tavęs, yra mirties nuosprendis tiesiog. Nes nerodau, ne? Jo, aš ir galvodau, vis taip įdomu. Nes Gali kairę važiuoti, dešinę, nesvarbu. Jie tiesiog... Šikimų? Čia vėlia kaip ant tų fotelių, tas vairas toks lengvas. Eik tu savo, kokią gerą mašiną. Wow! Kodėl dvi nenusipirkom tokias? Kad niekada gyvenime nebepirkim vokiškų mašinų tiesiog ir naujų irgi. Tu žmogų čia... Čia kairė pagrindinis tavo? Kodėl žmonės tokių mašinų neperka kaip savo pirmos mašinų? Blemba, jo, Jie dopkiai. suprastų, kas yra malonumas. Reikia dobiliukui tokią surasti. Kai su fūros vairu biškiu. Vairas irgi reguliuojas, gali žemiau nusileisti, gali aukščiau pasikelti, viską daro ta mašina. Wow. Ir stabdo irgi. Kondicionierius pučia, stabdo. Kas jinai daro viską geriau negu mano visas kitas mašinas. Čia cenzūruoju. Aš galvoju, aš tas nepagausiu. Močiutės reakcija į kvietimą. Žinai tą video? Jo. O, prisijungus gerai. Gretutė skambina mamytė pristatyti naują pirkinį. Su vaizdu skambina? Mamytė? Žiūrėk mano naują mašiną, gerai? O Dieve, nu žiūriu. Gerai, žiūrėkit mano naują mašiną. Nu, rodyk. Nu tai nustokit laginti. O Dieve. O Dieve. Kas čia per modelis toks? Čia Cadillac. Ne? Kokia? Nu, traspilius. Jo. Tau patinka, tu dievini? Bent jau ratai. Nu, kaip čia pasakys? Aš ją dievinsiu, kad reičios padarysi vėl saldainį kažkokį. Žiūrėk, o tu matai, kas ten papučias Bet slėpasi? šiaip gerai atrodo visai, klausyk. O? Pasakyk, kad važiuoju ar savo chodą atvažiavam, taip pat čia... Jinai, žinok, savo eigą atvažiavo va čia į vietą, per pusę miesto. Tai čia jau, wow, jeigu tu nupirkai ir dar jinai rieda, tai čia jau gerai. Tai va, paliekam Gucci padarą, apsuksiu dar kartą parodyti. Seksiukė, sautuliukė. Emocijos yra aukščiau visko, padedu galia dokumentus mašins. Aukščiau visko, laimės pilnos kelnes. Žodžiu, nu kosmosas. Man tai patinka, kad jinai gerai važiuoja tiesiog, kad gera mašina jaučiasi tokia. Ir kuo daugiau važiuoji, tuo geriau su ją darosi vis važiuojant. Tai, žodžiu, dabar palikom servizę, nufilmavau greitai su telefonu, susakiau, ką reikės padaryti, tai nuoje savaitę jau pradės kažkas prie jos krapštytis, išimsime vairo stiprintuvą, nuvešime restauruoti, važiuoklę, kad sužiūrėtų ir visokius kitokius niuansiukus į dešinę motoruotą važiuoti. Tai gerai. Tai va, ar tu laiminga, Greta? Taip, labai. Aš tik biški nelaiminga, kad jinai lieka Kaune ir aš negalėsiu jos atvažiuoti aplankyti taip lengvai. Tai užtruks pusvalandį, žinai, o ne 5 minutės. Tai va, bet žodžiu, viskas gerai, nes ir aš Vilniuje gyvensiu, tai taip bus lygų. Jo, kentiesim draugė. Žodžiu, tai va, nu tai viskas, laukia dabar darbai, pafilmuosim kažkokius darbų progresus. Bet, klausyk, bet tai nereiškia, kad mes sustosim pirkti.
Jo. Tai iš vienos mašinos šitas autoservisas nepragyvens. Reikia palaikyti ekonomiką. Tai va, tai ieškosime toliau, gali drąsiai siūlyti, gal turite idėjų, fantazijų, mes jas galim įgyvendinti. Ir jeigu, pavyzdžiui, norėtumėt matyti, kad tą mašiną padarytumėt ne Gucci, o tarkim kažkokio lietuviško dizainerio, irgi galit pakomentuoti ir pasiūlyti, kaip manot, kas sukurtų geriausią jai va, tokį įvaizdį ir visą dizainą. Ir mes galbūt susisieksim su tuo dizaineriu ar dizainerė ir pakalbėsim dėl šios galimybės. Kas pažįsta Jozą Statkevičių, pasukit Jozui. Vyga, viskas pavyko, ką norėjau. Ir tu važiuoji namo jau viskas? Jo, nes aš nebegaliu daugiau su tam nei sekundį. Žinai, sako, moteris moka multitasking, bet man this is fucking too much. Aš galėčiau, kai man tėvas sako, rašyti žinutę, lakuotis nagus ir p***, bet ne tai. Reikia tu mane kaip treneris, žinai, tą tokį... Jaudinės? Ne, nu, tipo, kas blogiausia gali nutikti. Negaliu patikėti, kad sustojai. Man taip baisu. Rankinės atsiminka veikia kaip statis, tai reiškia, turi viršį greitį ir iš jo sumažins. Kiek daug čia visko daryti. Šitą vairuoti, šitą traukti, šitą spausti ir šitą spaustas su akim žiūrėti, dar suskirtsim tavęs klausytis. Jo, dar scrollint reikia su viena rankinė. O, mes dviese galim jį traukti. Tu gerai sugalvojai.